Įsivardinkit savo situaciją, kurią dabar norėtumėt peržiūrėti. Pažiūrėkim, kaip jinai atrodo, kur jūs randatės šioje situacijoje. Ši korta kalba apie sąmoningą buvimą čia ir dabar. Esate etape, kai išorinis pasaulis po truputį praranda galią virš jūsų. Pradedat ieškoti tikros tylos, vidinio aiškumo. Tai ne veikimo, o buvimo būsena. Ši korta rodo, kad tavo vidinė kelionė yra gili ir reikšminga. Pažiūrėkime, patarimas jums, kur judėti, kad išspręsti šią situaciją. Ši korta tai kvietimas pasitikėti, paleisti kontrolę ir atverti širdį. Ošo malda nėra prašymas, o atvirumas visatai, tarsi sakytum, aš esu čia. Aš leidžiu gyvenimui įvykti per mane. Patarimas būtų paleisti lūkesčius, kaip viskas turi būti. Pažiūrėkim, į kokį rezultatą galima būtų išjudėti. Tai ženklas, kas jei dabar pasirinksite eiti tylos ir pasitikėjimo keliu, galutinis rezultatas bus vidinė laisvė, gebėjimas žiūrėti į gyvenimą su žaismingumu, humoro jausmu ir lengvumu. Sprendimas čia slypi nerimtume ar kontrolėje, o leidime savo klysti, džiaugtis, improvizuoti. Ši kombinacija kviečia neperdėtai rimtai žiūrėti į dvasinę kelionę. Tai ne egzaminas, o šokis. Pasitikėti, kad net jei dabar yra sunki situacija, viskas veda į lengvumą, suvokti,